Nusprendėm, kad darysim paprastuoju būdu, batsiuvys be batų. Problema yra tokia, kad užsikimšęs yra DPF filtras ir jūs tiesiog įkišę raktą nebeužvesite automobilį. Keliavo pas mane C klasė 205 ir vat jau kaip matom su šiokia tokia girlianda. Tai dega čekas, aktyvaus kapotą, klaida, tai jungiasi kompą ir žiūrėsim, kame bėdas. Dar pasižiūrėsim, kokios yra galimybės galios didinimui. Čia yra 125 kW, tai pasistengsim padaryti daugiau, jeigu su varikliu viskas yra tvarkoj. Tai jungiasi, nusiskaitau klaidas, žiūrėsim gyvus parametrus ir spręsim, ką daryti toliau. Su C klasė tokios naujienos. Padariau, kad nedegtų klaidos dėl aktyvaus kapoto. Fiziškai atjungiau ir išprogramavau daviklius. Dabar kas link galios didinimo, tai jo nedarysim. Iš tikrųjų nepatinka man, kai važiuoja automobilis. Galios didinimą padarysim tik tai tada, kada išmetimo sistemai nebus tokio didelio atgalinio slėgio. Galimi variantai tai arba katalizatorius užsikimšęs, arba pati turbina jau į pabaigą. Tai čia reikės jau susižiūrėti savininkui. Ką, draugai, E klasė iš mano pusės pabaigta, kiek įmanoma. Dar šiek tiek trūksta detalių, tai trūksta laidų. Galinio aukščio daviklio yra sudėtas aukščio daviklis dabar, tik tai reikia pakeisti kaladėlį, į kurią jis jungiasi ir prasivesti laidą iki priekinės panelės. Tai nežinau, ar žmogus norės, kad aš šitą pabaigčiau, ar pasidarys pats, nes ten reikalų nėra labai daug. O kas iš žibintų, tai dega artimos šviesos, tolimos, dega posūkiai. Gale, jau esu rodęs, dega žibintai, viskas kaip priklauso, be jokių klaustukų. Tai va, su šito kabriku tiek. Pagaliau jisai išvažiuos iš mano garažo, jau šiek tiek pradėjo erzinti, kad stovi, nes būna, kad neužtenka kažkokių detalių, kol atvažiuoja detalės, labai susimaišo darbo grafikas ir tenka kažką tai atidėlioti ir aukoti. Tai va, su kabriku tiek. 6.5 hours later. Ką, pasidžiaugiau, kad kabrikas išvažiuoja iš garažo, bet neišvažiuoja visgi. Nusprendėm, kad darysim paprastuoju būdu. Tai šitoj vietoj yra išėjimas kontaktų į rato arką ir čia turėtų jungtis aukščio daviklio fiškutė. Tai kadangi neturim nei kaladėlės tinkamos, nei fiškutės, tai tiesiog darysim chaltūrą. Prasigręšiu skylę ir pro tą kaladėlę pravesiu laidus, kad nebėgtų čia vanduo, užhermetizuosiu. Čia iš tikrųjų neturėtų būti, nes pakankamai neblogai izoliuota iš išorinės pusės. Tai prasivesiu laidus aukščio davikliui. Jie jau yra išvesti į po panelę erdvėj ir tiesiog reikės juos sujungti. Tai va, tokia va chaltūra gaunasi. Turbūt girdėjote tokį dalyką kaip batsiuvys be batų. Tai va, batsiuvys pradėjo tvarkyti savo batus. Mano cėškė šiek tiek apleista buvo iš tikrųjų ir iššoko rankinio trosas vienas. Tai vienoj pusėj po biškį cypsi rankinis ir jo neatmetinėja. Tai dabar bandysiu užsidėti atgal troselį, susitepsiu, kur įmanoma, kad nestriginėtų trosas, ir bandysiu pramankštinti rankinį mechanizmą. Nes, aišku, nuo stovinčios mašinos visi šitie dalykai tik taip prikempa. One eternity later. Šiaip netaip pramankštinau rankinį mechanizmą. Matom, jisai veikia. Bandysime atitraukti. Na, iš
tikrųjų reikės turbūt dar jį pramankštinti šiek tiek ir bus gerai. Šiandien pas mane atvažiavo vienas tokių įdomesnių modelių, SL'as 550 iš Amerikos. Jam reikės padaryti europinimo procedūrą, naujinsim magnetolos softą ir atnaujinsim navigacijos žemėlapius į europinius. Žemėlapis turiu originalų kompaktą pas save ir atnaujinsim irgi dar softą. Kadangi naujesnį žemėlapį reikalauja naujesnio softo, tai tenka daryti ir šitą procedūrą. Magnetola nepriima europinių žemėlapių, teks magnetolą keisti į europinę, norint visus šitos dalykus padaryti. Taip pat ir su dažniais europiniais irgi teks ją keisti. Bet ką galim padaryti, tai padarysim vienetus į europinius, tai yra kuro sąnaudos, temperatūros ir panašus dalykai. Bus Celsijais ir litrais per 100 km. Turim atidarytą bagažinę. Bagažinė neatsidarinėjo nuo rankenėlės, nes buvo į servisinę padėtį uždaryta spyna ir jai neleisdavo paspausti mygtuko. Tai šitą dalyką sutvarkiau, dabar užsidaro bagažinė kaip priklauso ir neatsidaro kabrioleto stogas. Tai kadangi, kaip matom, šiandien viskas išdraskyta, išrinkta, tai kol nebus daiktų skyriaus uždangalo ir jisai neužsidengs, neįsistatys į fiksatorius, tol stogas neatsidarinės. Tokia graži saulėta diena, o aš darbuojuosi prie 204 C klasės. Problema yra tokia, kad užsikimšęs yra DP filtras, tai išsitraukiam variklio kompą, jį perprogramavau, yra išprogramuotas ir dar ką padariau, tai pastačiau profilaktiškai vairo užraktą emuliatorių ir padariau antrą raktelį. Čia yra senas raktas, čia yra naujas raktas. Tai automobilis iš esmės jau yra paruoštas. Kaip jau minėjau praeitose video, kad patarčiau šitų senesnių modelių savininkams pasistatyti vairo užrakto emuliatorių, kadangi vairo užraktas gali užstrigti užrakintai padėty ir jūs tiesiog įkišę raktą nebeužvesit automobilį. Tai toks dalykas patartinas iš tikrųjų automobiliam, kurie yra pravažiavę virš 250 000, tai siūlyčiau pasinaudoti patarimu, kreipkitės, pakankamai greitai išspręsim šitą bėdą, kol dar nėra užsikirtęs vairas. O jeigu jau vairas ir užsikirto, irgi kreipkitės, tačiau jau visas tas dalykas kainuoja brangiau. Ir vėlus vakaras iš tikrųjų ir tik tais vakarais turiu laiko užsiimti savo automobiliais. Turim C klasę mano ir iš tikrųjų jinai nėra daug pravažiavus, sumontavus visus šitos agregatus. Tai variklį ir pavarų dėžę, bet noriu iš tikrųjų nusileisti pavarų dėžės transmisinį skystį ir pasižiūrėti, kiek yra patamsėjęs skystis per maždaug 5000 km, kiek esu pravažiavęs su C klasė. Tai atsisukinėsiu, pasižiūrėsiu, kaip tenai situacija. Ir dar taip pat keisim, tiksliau nekeisim, o sumontuosiu Sonoxo komplektuką pavarų dėžėms. Jeigu tenais yra kažkoks tai išdėlimas, tai pasikeisiu šiek tiek updatintą versiją. Tai matom, yra plunžeriukai su gumelėm, kad būtų sandariau. Tai juos pasikeisiu. Ir čia dar vienas komplektukas plunžeriukų. Tai pasikeisiu šitos ir dar ką dėsiu, tai atnaujintą pūslės sukabinimo solenoidą. Tai nieko nelaukiam, atsisuku karterio varžtą ir žiūrim, kas išbėga. Bandom atsisukti ir žiūrėsim, kas čia gerai išbėgs.
visai neblogas spalvytė, iš tikrųjų gal šiek tiek patamsėjęs, bet atrodo neblogai. Tikrai dar jeigu būtų ne sportui mašina skirta, turbūt nekeiščiau, nes spalva iš tikrųjų nėra bloga. Bet kadangi planuoju pasikeisti tam tikras detalės, tai nusileisim ir užpildysim po to naujų skysčių. 218 shooting brake. Turim tokių 5 klaidelių. Pre-safe'as, active blind spotas, active lane keepingas, main adaptive beam assist, intelligent light. Tai tokių klaidelių turim. Bandysim pasijungti, žiūrėsim, kas vyksta su automobiliu. Dar čeką išmetė, tai irgi bandysim išsiaiškinti. Žodžiu, su CLS tokie reikalai. Tai čia yra iš tikrųjų iki faceliftinis CLS ir jam sudėtas faceliftas plus pilnai ledinė matricos žibintai. Nuvažiavus į Mercedes centrą, pasiėmus automobilį, pradėjo mesti krūvą klaidų visokių. Tai tiesiog Mercedes centre pradėjo automobilį koduoti kaip nereikia ir sugadino tam tikrus dalykus. Tai dabar atsirado tokie dalykai. Tai pasinaikino iš tikrųjų klaidos, liko viena klaida tik tai aktyvių blind spotų, nes galiniai abudu radaro davikliai sugedę, o jeigu juos išprogramuosiu, neveiks distronikas. Jeigu automobilis būtų be distroniko, jos tiesiog galima išprogramuoti ir viskas būtų tvarkoje. Deja, taip nėra ir plus dega čekas. Check engine'as dega dėl DPF temperatūros daviklio, jį reikėtų pasikeisti ir tada atlikti regeneraciją. Ir viskas, automobiliukas važiuotų toliau ilgai ir laimingai. Tai iš mano pusės turbūt tiek darbų ir prašau savininkui, kad pasiimtų mašiną. Jo, tai visgi paaiškėjo, kad distroniko šitoje mašinai nėra, nes jisai buvo kažkada pavogtas, tai padaryta tik tai paprastas autopilotas dabar. Ir kaip matom, jau yra 0 žinučių, tai papildomas sistemas yra išprogramuotas. Ir vienintelė bėda, kuri liko, tai neveikia galinė kamera. Kiek peržiūrėjau, tai pačios galinės kameros yra problema, jinai pati neveikia. Tai tiek žinių, iš tikrųjų dar nusiskaitau klaidas ir viskas, paleisiu automobilį. Jo, rytiniai kamščiai. Iš tikrųjų senai bevažiavau per kamščius, o važiuoju iš tikrųjų iki Gariūnų. 8 ryto, geležinis vilkas, matom, mašinėlių pilna. Važiuoju iki Gariūnų, nes turi per kurjerį atsiųsti man pavarų dėžę. Pavarų dėžė yra nuo CLS 5.5 AMG 5G dėžė. Visgi nusprendžiau, kad montuosiu nuo AMG vožtuvų bloką į savo C klasės pavarų dėžę. Taip išgausim šiek tiek greitesnį pavarų dėžės veikimą ir pavarų dėžė šiek tiek, sakykime, labiau susijėmus bus. Tai lekiu link Gariūnų ir jau kitas kadras bus turbūt, kaip montuosim visą šitą dalyką. 12 seconds later. Taip, šiek toks bardakėlis pas mane, bet jau turiu dėžę ant grindų. Dabar ką darysiu, kad neapsikiaulint aplinkui, tai pasitiesiau guminį kilimėlį nuo C klasės bagažinės ir išsitrauksiu skystį iš dėžės, kad pačią dėžę pavertus nebūtų kažkokių tai staigmenų ir nebūtų didelio kraujo klano. Na, va toksai tamsus skystis bėga, šiek tiek kažkokiom tai putom, tikiuosi nebus labai kažkas tai pažeista vidai. Bet ką darysi? Naudotos dėžės, neaišku, kaip jos ten naudotos.
Nu, nusisirbė panašiai 3,5 litro, panašiai tiek, kiek ir išbėga nusukus karterį. Tai tikėkime, kad nebus šitas didelės balos, bet ką darysi, tam ir pasitėsiau gumą. Tai traukiam vožtuvų bloką ir dėsiu į ceškę. Jo, čia panašu, kad turbūt niekad ir nebuvo niekas keista, nes košės ant magneto tai nemažai iš tikrųjų. Bet manęs tas labai nejaudina, man tik tai vožtuvų bloką reikia iš šitos visos dėžės. Tai nusiardysiu jį to jausiu ir dedu turbūt prasiplauti jį, nes nesinori, kad užteršta visą šitą nesąmonę būtų pas mane mašina. Ok, vieną dalį jau atsidariau pavarų dėžės vožtuvyno ir matom, kad yra pakankamai nemažai nešvarumų. Visi šitie nešvarumai laksto per vožtuvų bloką ir jį gadina. Tai, kad toliau nebūtų tokių dalykų, išsiplausiu viską išsiardęs ir surinkinėsiu, dėsiu atgal. Ok, sudėjau į vožtuvų bloką, visas išplautas, gražus. Naujas filtras, nors jo ir nebaisiai reikėjo naujo, bet vis tiek, jau kad nuėmiau viską, tai dėsiu naują. Su senu pravažiuota gal kokie 5000, tik tai galima buvo iš tikrųjų ir nekeist, bet nėra baisus pinigai. Tai viskas susukta, sudėta, liko uždėti karterį ir galėsim jau pilti transmisinį skystį. 219. Tai atvažiavo su šiokiom tokiom problemėlėm. Matom, aktyvūs žibintai neveikia, plus yra sudėtas Androidas ir negali nusistatyti laikrodžio. Taip pat durų mygtukai neatidaro vieno lango, tai reikės žiūrėtis. Tai, kad ištaisyti problemą su skydelyje neįmanoma, kad nustatyti laikrodžio, tai padariau, kad per skydelį galima būtų rankiniu būdu nustatyti patį laikrodį, nes seniau magnetoloje automatiškai nusistatydavo laikrodis, tai automatiškai ir skydelėje prasisukdavo. Kadangi Androidas tokių galimybių neturi, tai padarėm taip. Taip, E270, 210, nuo 0 iki 100 pirmas stage'as. Pirmas važiavimas nelabai, bandom antrą. Jo, kažkas negerai. Bandysim programą perdarinėti. Tikrai turi geriau važiuoti. Yra antra versija programos ir bandom nuo 0 iki 100. Jo, šiek tiek subuksavo. Grubiai 9 iš tikrųjų bus. Tai turbūt, kad geriau ir nebebus. Tai mašinai, aišku, perdavimas pakankamai ilgas, tai irgi pirma pavara labai ilga. Tai turbūt tokie rezultatai su šituo. Tai ką, draugai, praeitą video rodžiau, kad turiu čia tokią E klasę, kuria yra sukta rida ir jūsų užduotis buvo atspėti, kokia yra tikra jos rida. Tai rida ant skydelio 235 000, o iš tikrųjų rida 576 000. Tai artimiausias atsakymas buvo žmogaus, kurį paskelbsiu netrukus. Tiksliausiai atspėjo Ramūnas Katkus. Ramūnai, parašyk man asmeniškai Mercedes Guru Vilnius
Facebook'e arba mercedesguru@icloud.com. Pastaruoju metu kažkokios tai anomalijas vyksta čionais. Iš tikrųjų, nesu susidūręs su tokiu bairiu, kad GL 164 ir negrotų garso aparatūra dėl dviejų komponentų iš karto. Tai problema buvo ir stiprintuvė, ir magnetolai. Vieną arba kitą pakeitus nebeveikia garsas. O dabar pakeičiau ir stiprintuvą, ir magnetolą. Kaip matom, viskas užveikia. Tai va, tokie irgi būna pasirodo dalykai. Taip, turiu čionais pasižiūrėjęs ant žemės kompresorių. Šitas kompresorius yra iš Rolando E klasės. Tai tiesiog atsidariau pasižiūrėti, kamegi tenais iki galo buvo problema. Tai kaip matom, čia yra viena iš filtruojančių detalių. Jinai pilna purvo ir drėgmės. O čia yra silikono granulės, kurios buvo džiovintuvė. Tai jos yra visiškai pilnai šlapios. Pats cilindras kaip ir visai neblogai atrodo, bet jį irgi turbūt reikės pakeisti. Šita plokštelė, kaip ir viskas su ją tvarkoja, čia visada bus purvo ir drėgmės. Viduje čia dar prasivalysim šiek tiek, pasikeisim žiedą ir pasikeisim naują cilindrą. Silikono gelį šitą iš tikrųjų patarčiau daugumai žmonių karts nuo karto išsitraukti ir prasivalyti. Jisai valomas tiesiog paprastai su statybiniu fenu, tarkim. Tai kaip matom, kaitinant, rutuliukai darosi balti. O rudi rutuliukai yra jau pilni drėgmės. Tai tiesiog va taip paprastai išsėmus juos galima išsidžiovinti. Taip, turiu čia tokį 2.11 pas save. Ir pas jį yra problemytės, kad meta klaidą. Klaida yra nežinoma, DPF išprogramuotas. Tai tiesiog pasikėliau automobilį pažiūrėti, kame yra problemas. Vienas dalykas, kaip matom, laidas jau trynėsi į kardaną. Tas tikrai nėra gerai ir priimtina. Kiek matau, tai dar nėra prasitrynęs, bet jau būtų turėję problemų. Tai ką dabar padarysiu, atsijungsiu slėgių skirtumo daviklį ir tokiu eliminavimo būdu žiūrėsim, ar tie dalykai, ką aš atjungiu, padeda. Dažniausiai tokie ieškojimai užtrunka, tai nieko nelaukiu ir atsijungiu fiškę, bandysim žiūrėti. Turim 2.11 su 2.7 varikliuku. Ir atvažiavus tokią bėdelę EGR-as. Iš tikrųjų, EGR-as jau čia yra praluptas ir kažkas su juo daryta. Tai šalinsim programiškai ir reikės jį išsitraukti ir užsivyrinsiu, kad nevaikščiotų ašelė ir turbūt tiek ir pakaks. A few minutes later. Tai vat, jau užsivyrinau EGR-ą. Užtenka tokį taškelį pasidėti ant kojytės, kad nevaikščiotų. Aišku, jeigu norint daryti ten Stage 2+, tai visą šitą dalyką reiktų naikinti ir be viso šito kolektoriaus. Iš tikrųjų, reikėtų visą kolektorių perdarinėti. Tai paprastam pirmam stage'ui šitas dalykas pilnai veikia. Tai fiškutė irgi lieka atjungta. Jungiamės kompą, nusiskaitom programą, padarom pirmą stage'ą, važiuojam bandytis. Ir dar turim klaidelių su airbagais. Tai šoninis keleivės sėdynės airbagas, pačioj sėdynėj išsiskleidžiantis ir svarstyklės. Tai šitos komponentus tiesiog programiškai pašalinsim, klaidos nebedegs, likę airbagai veiks. Iš tikrųjų atvažiavo mašina dėl traukos, bet traukos nebuvimas yra keletoje vietų. Kaip matom, dėl tokios fiškės irgi trauka gali dinginėti. Neveikia oro srauto matuoklis, temperatūros daviklis irgi.
su slėgio davikliu norint čipą daryti, reikės jį irgi keisti, yra seno tipo. EGR jau rodžiau, užsiglušinom. Na, toliau kaip ir daugiau nieko labai nesimato, tai darysim tai, kas akivaizdu, važiuosim, testuosim, ar atsirado trauka. Jeigu trauka atsirado, žiūrėsim, kaip yra būklė automobilio ir jeigu būklė gera, darysim pirmą steidžią. Kontento tai aš čia jums turėsiu kaip priklauso. Kas yra juodoji mirtis, o gali pasižiūrėti. Grinai šitam purkštukė labiausiai matosi. Praleidžia kompresiją kartu su kuru ir tepalu. Nežinau, turbūt galios didinimo nedarysim, kol nesusitvarkys šitų dalykų. Tikrai nenoriu, kad kas nors išlėktų. Sutvarkiau jau daviklį šitą įsiurbiamo oro slėgio. Yra problema dar su oro srauto matuoklė. Irgi nemato temperatūros įsiurbiamo oro. Tai turbūt, kad tiek čia reikalų. Daugiau nieko nedarysiu šitai mašinai, kol fiziškai nesutvarkys gedimų. Taip, turiu čia tokių liūdnesnių naujienų. Ištraukiam mano kolegos Luko, kuris droną filmuoja mano kanalui kai kurios video. Ištraukiam jo C-škės turbiną. Ir, kaip matom, tepalas yra turbinoje. Išmetimo karštoje dalyje turbūt prarovė tarpinę ir pradėjo pūsti tepalą į išmetimą. Liūdnas dalykas iš tikrųjų. Tikrai taip neturėtų būti. Čia sausa gražu, tepalo nėra. Tai, na, liūdesys. Turbina restauruota buvo prieš gerus metus, bet su automobiliu nuvažiuota berods 6000 panašiai kilometrų po restauracijos turbinos ir va tokie dalykai atsitinka. Garantija, aišku, jau nebegalioja, garantija metai laiko. Nežinau, rytoj vešiu į įmonę, kuri darė šitą turbiną. Žiūrėsim, ką jie papasakos, ką jie padarys dėl to. Tikrai automobilis nedaug važiavo ir su standartinė programa nebuvo nei čipuotas, nėra nei DPF, nei katalizatoriaus, nėra kam užsikimšti, kad sugadinti turbiną. Tai liūdna iš tikrųjų, greičiausiai, kad tiesiog pigiom paprastom kažkokiom tai atsarginiam dalim buvo padaryta. Tai vešiu ir žiūrėsim, ką jie sakys. Pranešiu, kai tik tai gausiu turbiną, kaip tenais viskas baigėsi. Taip, turim tokią situaciją. Mano C-škė. Šiek tiek žaidžiu su pavarų dėžės kompais. Ir pasidariau jau senai norėtą modifikaciją. Tai pasidariau, kad veiktų pavarų dėžės lopetėlės ant vairo. Tai, kaip matom, paspaudus pliusą, permeta į kitą pavarą. Tas dalykas pakankamai reikalingas ir bus naudojamas varžybose. Tai šiemet bandysiu pagerinti laiką su ją Nemuno žiede. Žiūrėsim, kaip gausis iš tikrųjų. Nėra čionais labai didelių primodifikavimų. Kol kas visgi lieku prie seno kompo, kuris kol kas man veikia geriausiai. Bandau įvairias versijas, bet kol kas neatrandu kažko tai geriau, negu kad dabar veikia. Tai vat, tokias naujienas su C-ške ir visgi kažkur dar leidžia turbinos slėgį. Tai reikės irgi ieškotis, kažkur tais yra nuotėkis. Taip, išvažiavau, pirmas pasivažinėjimas iš tikrųjų su nauju vožtuvo bloku pavarų dėžėje. Kol kas labai teigiami yra atsiliepimai. Tikrai dėžė dirba vos ne kokio 50% greičiau. Tai plus veikia pavarų perjungimo rankenėlės. Tai dabar, va, tarkim, jeigu
paspaudus pavarą aukštyn, persijungia. Tai netgi užlaikymas yra gerokai mažesnis negu buvo prieš tai. Visą tai sąlygoja našesni solenoidai, du, kurie valdo slėgį. Tai tikrai džiugu. Pabiški jau judu link to, ko ir norėjau. Tai tikiuosi, kad šita pavarų dėžė dar atlaikys man šiais metais važiavimą Nemuno žiede. Iš tikrųjų galvojau, kad bus didesni išdėlimai, bet pasikeičiau ir plunžeriukus Sonoxo komplektėlį. Tai manau, kad dar šita dėžė pavažiuos. Nežinau, kaip su pūslė bus. Aišku, drožlių nebuvo jokių, bet su didesniu galios prieaugiu pūslės gali ir nelaikyti ilgai. Bet žiūrėsim. Iš tikrųjų, kol kas labai patenkintas, kaip dirba pavarų dėžė. Reikėtų dar su programą sužaisti. Iš tikrųjų, galima dar geresnių rezultatų pasiekti. Bet vėlgi, tai yra labai didelis darbas dirbti su originaliu EGS 5.2 kompiuteriu. Netgi pačios programos pats tikrai nedarau, nes ten yra krūva reikalų. Kiekvienas softas turi savų niuansų, tai tiesiog reikia žinoti, ką ir kaip darai. Tai vat, žiūrėsim, kaip gausis. Kol kas smagu. Lekiu dabar, pasiimsiu naujus stabdžių diskus, nuvešiu turbiną restauravimui arba remontui, nežinau, kaip šiandien gausis. Stabdžių diskus dėsiu naujus šitai C klasiai, nes kaladėlės jau į pabaigą, tai galvoju, kartu su stabdžių diskais pasikeisiu. Tai vat, lekiam. Keltuvo pasikėlęs 2.11. Jisai atvažiavo su tokia problema, kad žmogus nusipirko automobilį ir neįsijungia pavaras. Automobilį nupirko su ABS lemputės, degančia ABS lemputė. Pavaros visos veikia, bet vis tiek ABS buvo problema. Rado, kad yra atjungtas galiniam kairiam rate ABS daviklis, tai jį pajungus pradėjo nebeveikti visos pavaros. Iki trečios berods pavaros įjungia ir viskas, lieka viena pavara ir tokios problemos. Tai pagal viską iš tikrųjų atsekėm, kad greičiausiai yra keistas reduktorius, nes jisai čionais atrodo pakankamai šviežiai ir aplinkui buvo antikorozinis dengtas, tai turėjo iš tikrųjų ir reduktorių padengti, bet jisai toksai atrodo šviežesnis. Tai pasižiūrėsim, kas čionais stovi ir reikės programiškai padaryti pavarų dėžės kompe, kad pavarų perdavimas yra toksai ir nemestų klaidų, jungtų visas pavaras. Taip, išvažiavau jau su E klase. Kol kas pavaras jungia, reikės nuvažiuoti šiek tiek didesnių greičių prasilėkti, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja, ar neišmeta avarinio dėžės režimo. Tai panašu, kad reduktorių galinį įdėjo nuo universalo, kuris yra kitokio perdavimo. Tai sedane iš tikrųjų turėtų 3,27 būti perdavimas, o čionais įdėjo, jeigu gerai pamenu, 3,46. Tai vat, tokios takelės, perdavimas jau yra suprogramuotas, pagal viską pavaras jungia, avarinio režimo neįmeta. Ir ABS-as ESP veikia kaip priklauso. Rezimuojant, perikupai, kurie pardavinėjo šitą automobilį, tiesiog norėjo pagudrauti, padarė atseit mažesnį gedimą, negu kad iš pavarų dėžės būtų gedimas, ir pardavinėti automobilius su pavarų dėžės gedimu būtų labiau neapsimoka. Tai tiesiog ištraukė ESP daviklio vieną kabelį
SP blokas įėjo į avarinį režimą ir taip pavarų dėžė veikia, tačiau veikia neteisingai. Ir ESP neveikia ir panašus dalykai. Tai vat, neapsigaukit, jeigu dega lemputės ant skydelio ABS ESP, gali būti ir gilesnių problemų toj mašinai. Tai vat, viskas, lekiu namo, pasistatau automobilį ir imsiu kitą. Taip, turim 213, atvažiavo su krūva darbelių. Pirmas dalykas, ką žmogus norėjo padaryti, tai pakeisti į full LED, tiksliau full LCD panelę. Šitą dalyką padarysim. Kas link magnetolos, tai jos keisti nereikia, jinai jau yra aukščiausios versijos. Kas link tolimesnių darbų, tai yra problema su galiniam lempom, jos yra sueuropintos, tačiau nepajungtos teisingai ir nesuprogramuotos. Tai pasižiūrėsim dar šitos ir manau, eigoje dar reikės plius sueuropinti automobilį. Tai visokie Fahrenheitai į Celsius ir taip toliau panašiai. Gerai, turim jau ekraną vietoje sudėtas, reikia tik tai pririšti rydą, sukoduoti tinkamai visus parametrus skydelio ir iš skydelio pačių darbų bus kaip ir viskas. Tada kelsimės į galą ir tvarkysim galinius žibintus, kad mirksėtų kaip europietis. Taip, padariau jau, kad programiškai posūkiai veiktų kaip priklauso.